Pasaulis išprotėjo, žmonės kalba, ne? Šiandien papuolė vienas toksai video šizoteriko, tokio dvasinio mokytojų, kuris pasakoja, kad, reiškia, matot, kas vyksta pasaulyje, išprotėjo, čia dabar, reiškia, čiut ne kaip Biblijoje pranašauta, ateis kažkas, tai, va, tos vidinius žmonių demonus, tą blogį nugalės, taip toliau. O aš jums noriu kitaip pasakyti. Niekas neteis ir jūsų niekas neišgelbės. Kiekvienam teks pačiam dirbti su savo pasauliu vidiniu, susitvarkyti vidinį savo centrą, ramybę, kad tu galėtum visas tas krizės išgyventi. Dar būtų gerai, kad tu sugebėtum užsidirbti pinigų, kai ateis tavo laikas, kad tu galėtum iš tos vietos tepti slides, turėti už ką, ne taip kaip ten kažkur tai liko žmonės, kurie neturi už ką pabėgti, o pabėgų tie, kurie turi už ką pabėgti. Visam tam pasaulyje čia yra, aš nenoriu tos temos liesti, bet šiek tiek užkabinsiu. Infantilumas yra visur. Galit pasižiūrėti dabartinės situacijas, kai toksai blondinas, beveik toks kaip gražus kaip aš, valstybės mastu žmonės laukia, kad jisai išspręs kažkokius tai konfliktus. Sutarpininkaus su vienais kaimynais ar su kitais, išspręs jų konfliktus. Žodžiu, kaip tėvas, kad išspręs jų problemas, infantilų vaikų. Tai jeigu vyksta tai valstybės mastu, tai kaip tu manai, ką tie eiliniai darbininkai žmonės, va tu ne infantilas manai, 5-metis vaikas tavo viduje sėdi ir laukia, kol tavimi kažkas pasirūpins. Kad tai nefaina ta informacija, aš jums tą sakau, jūs turite dirbti su savo vidiniu pasauliu, kad tą, ką jūs programavo būti, va tais vaikais palikote užstrigę. Jums reikia iš to išeiti, prisimti atsakomybę ir pradėti savo realybę kažką tai naudingo daryti. Kai, va, jeigu įsivaizduoji, kad kai aš kaip pasąmonės meistras arba hipnoterapeutas suprantu šitą mechanizmą, kad tu turi dėkoti už tai, ką tu turi. Ar jūsų kas nors dėkojat už taiką kasdieną? Pavyzdžiui, kad jūs tai ramybėje gyvenat, gausoje, turte, sėkmėje, džiaugsme. Ar jūs tik tai ruošiatės, pavyzdžiui, kažkokiai tai dienai, kaip jūs per teleką programuoja. Tai va čia ir yra tas neatsakingumas per televizorių rodomas daugelį šalių. Žmonės ruošia tam, per baimės paskui juos lengva valdyti. Nenoriu aš tos temos liesti, bet šiek tiek paliečiau. Tai va, iki. Nori dirbti, tau teks eiti pas mane arba pas kažką kitą su tavo vidiniu pasauliu, su tavo įsitikinimais, kad tu galėtum pradėti gyventi savo gyvenimą, savo siužetą kurti, o ne kažkieno kito primestą. Tai va, iki.